Sveiki olimpinio mėnesio dalyviai. Visą spalio mėnesį stebėjau, kaip jūs noriai sportavote. Susipažinote su sveikos mitybos principais. Mokėtės kokybiško poilsio būdų. Sužinojote, kokios yra emocijos ir žinoma, susipažinote su geriausiais mūsų šalies sportininkais. Džiaugiuosi, kad projektas toliau auga kasmet. Šiemet į projektą įsitraukė net 55 000 pradinukų iš visų 60 Lietuvos savivaldybių. Ypatingai noriu padėkoti savo klases olimpinio mėnesio keliu vedusiems pedagogams bei vaikų tėveliams. Jūsų nuoširdus noras ugdyti ne tik išsilavinusius, bet ir sveikus, fiziškai bei emociškai raštingus, savimi ir draugais pasitikinčius mūsų mažuosius yra Lietuvos valstybės pagrindas ir ateitis. Na, o šiandieną mes išsiaiškinsime, kurios klasės bus apdovanotos projekto organizatorių ir partnerių prizais. Tad nieko nelaukdama, pradedu burtų traukimo ceremoniją. Turime pirmuosius nugalėtojus. Kauno Juozo Urbšio progimnazija, antroji B klasė. Sveikinu jūs! Sveikinu Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos pirmąją B klasę. Sveikiname Erudito licėjaus ketvirtąją A klasę. Turime dar vienus laimėtojus. Anykščių rajono Svėdasų Juozo Tumo Vaižganto gimnazijos ketvirtąją klasę. Sveikiname Radviliškio rajono Pociūnėlių pagrindinės mokyklos antrąją klasę. Kasgi sekantis laimėtojas? Tai Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės bitės gimnazijos Narteikių skyriaus ketvirtoji klasė. Sveikinu nugalėtojus. Sveikinu Jonavos rajono Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos ketvirtąją klasę. Nugalėtojų gretas papildo Lygumų pagrindinė mokykla, Pakruojo rajono pirmoji klasė. Sveikinu jūs. Nugalėtojas Kauno Juozo Grušo meno gimnazija. Sveikinu trečiąją A klasę. Sveikinu Alytaus Vidzgirio mokyklos ketvirtosios A klasės mokinius ir pedagogus. Turime dar vieną nugalėtoją. Panevėžio Vilties progimnazijos pirmosios C klasės kolektyvą. Sveikinu jūs. Sveikinu Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos pirmosios D klasės kolektyvą. Sekantis nugalėtojas Vilniaus rajono Avižienių gimnazijos ketvirtoji C klasė. Sekantis nugalėtojas Vilniaus Šeškinės pradinės mokyklos antroji A klasė. Sveikinu nugalėtojus. Sveikinu Plungės rajono Liepijų mokyklos Platelių skyriaus trečiąją klasę. Sveikinu Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos pirmąją A klasę. Jūs nugalėtojai. Dar vieni nugalėtojai. Klaipėdos rajono Vėžaičių pagrindinės mokyklos ketvirtoji B klasė. Sveikinimai skrieja sekančiam nugalėtojai. Rietavo savivaldybės Tverų gimnazijos Medingėnų skyriaus pirmajai klasiai. Sveikinu Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos antrąją B klasę. Jūs nugalėtojai. Nugalėtojų tarpe yra Pakruojo rajono Rozalimo pradinės mokyklos ketvirtoji klasė. Sveikinu jūs visus. Smagu pasveikinti Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos ketvirtąją klasę. Dar vienas nugalėtojas. Kauno Petrašiūnų progimnazijos ketvirtoji A klasė. Sveikinu jūs. Sveikinu Plungės Ryto pagrindinės mokyklos pirmąją D klasę. Nekantriai laukiu kitų nugalėtojų. Ir tai yra Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos pirmoji C klasė. Sekantis laimėtojas Vilkaviškio pradinės mokyklos ketvirtoji A klasė. Sveikinu jūs visus. Smagu pasveikinti Vilniaus Ąžuolyno progimnazijos pirmąją B klasę. Jūs nugalėtojai. Sveikinu Kauno rajono Raudondvario
ir Kriauzų pradinės mokyklos 4 B klasę. Jūs irgi laimėtojai. Sveikinu Visagino Verdenės gimnazijos 2 A klasę. Jūs nugalėtojai. Noriu pasveikinti Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos 1 C klasės kolektyvą. Sekantis laimėtojas – Klaipėdos Vitės progimnazija, 4 D klasė. Sveikinu Jūs. Druskininkų atgimimo mokykla, 4 C klasė. Smagu pasveikinti Mažeikių rajono Sėdos Vytauto Mačernio gimnaziją, 1 A klasę. Sveikinu Elektrėnų pradinės mokyklos 1 E klasę. Jūs nugalėtojai. Sveikinu Vilniaus rajono Pakenės Česlovo Milošo pagrindinės mokyklos 2 klasę. Jūs laimėjote. Sveikinu Palangos Baltijos pagrindinės mokyklos 2 A klasę. Sveikinu Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos 3 B klasę. Sekantis nugalėtojas yra Panevėžio pradinės mokyklos 3 D klasės kolektyvas. Turime dar vieną laimėtoją. Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos 2 C klasę. Sveikinu Jūs. Mane tai išpylė prakaitas. Bet sveikinu Mažeikių darželio mokyklos Kregždutės 4 klasę. Ir paskutinis laimėtojas Kauno rajono Užliedžių mokykla Daugiafunkcis centras 4 A klasė. Visus laimėtojus išsiaiškinome. Džiaugiuosi kartu su Jumis. Noriu palinkėti, kad nenustotumėte žaisti ir išliktumėte fiziškai aktyvūs bei sveiki. Iki pasimatymo, mielieji.